Sveiki vasarotojai atvykę į pajūrį šiuose kraštuose, yra laida Reidas ir čia galioja kelių eismo taisyklės, o ne senovės Romos teisė, girtuoklių supratimas ar šiaip kas galvon šaus. Joninės kažkam baigėsi danguje. Dėja, laidą priversti pradėti nuo tragiškos avarijos, kai Klaipėdos rajone kažkur už Šalpenų žvyrkelėje link Judrėnų Jonikaičio kaimų ribose buvo nesuvaldytas automobilis Audi 80. Mašina žvyrkelėje tapo nevaldoma dėl didelio greičio, išvažiavo priešingą eismo pusę ir trenkėsi į elektros apšvietimo stulpą, kaip tik ties vairuotojo galva. Į kambarį atėjo pasakyti, kad apsivertė mašiną. Aha. Atėjot ir pažino tą žmogų? Tai mes jau žinojom, kad jisai važinėjęs užgėręs, ne pirms kartą. Ai, čia šit kaip? Jisai galvoti išgėręs buvo? Tai aš nežinojau, kad tai norėjau. Aha. Va, yra sūnus, geriau sūnus paklauskit daugiau. O sūnus esat? Aha. Atėjęs išgėręs buvo, kaip galvoji? Aš darbė buvau. Darbė buvo? Supratau. Pasivažiavo? Iš kaimyno. Ai, pas kaimyną buvo? 42 metų vairuotojas Gediminas žuvo prie savo tėvų namų savo vaikystės kaime. Našlaičiais liko 3 sūnūs. Žuvusysis neturėjo vairuotojo pažymėjimo, jį dar buvo pragėręs 2008 metais, kai po girtos avarijos kelyje iš Viekšna vos išgyveno. Kaimo žmonės neslėpė, kad ir lemtingos dienos rytą jis buvo giliai pageringas. Tai buvo rytą, o vakare jo nebeliko. Klaipėdos kelių policijos biure pradėtas tyrimas, kuris bus nutrauktas žuvus kaltininkui. Keista taigi apie vokiečius, kurie pasižymi drausme ir meilė tvarkai, tačiau būtent taisyklių nepaisimas Vokietijos piliečiui baigėsi avarija Klaipėdoje. 1943 metais gimęs Vokietijos pilietis, vairuodamas automobilį Mercedes-Benz, išvažiuodamas iš verslo centro teritorijos, kalbėdamas mobilio ryšio telefonu iš greitėjimo juostos, suktelėjo vairą į kairę ir čia kliudė pagrindinę Aglonų gatve važiuojantį visureigį Mercedes-Benz, kurį vairavo moteris. Išlindo, ji nepamatė mūsų iš visko. Ir sakė, man reikia buvo kalbėti telefonu. Ta prasme, jisai kalbėjo telefonu tuo metu? Taip, ir mūsų nepamatė. Ai, supratau. Ir jūs praskrydot šalia stulpo? Taip, ir va, dabar mes čia. Ir dabar jūs čia, supratau. Nu, svarbu, kad ne ligoninė esat, kaip bebūtų. Visureigis ant slidžios kelio dangos apie savo ašį apsisuko 2 kartus, nuvažiavo nuo kelio, šonu praskrėjo pro stulpą, peržako šaligatvį ir veikęs kalniuką atsidūrė verslo centro automobilių stovėjimo aikštelėje šalia apynaujų automobilių Subaru Outback ir Volkswagen Jetta. Abu incidentų dalyviai buvo blaivūs ir per avariją nenukentėjo. Atvykę Klaipėdos policijos pareigūnai padėjo užpildyti eismo įvykių deklaracijas. Vokietis dėl atsitikimo grąžė rankas ir gailėjosi, kad baisiai pažeidęs Lietuvos kelių eismo taisyklės. Vieną trečiadienį apie pusę 11 vakaro Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Rambino ir Kalnupės gatvių sankryžoje susidūrė 3 automobiliai. Gali būti sužeistų žmonių. Iš tikrųjų susidūrė 2 automobiliai, ne 3, tačiau sužeistų žmonių neišvengta. Avarija vyko, kai po šnaus ir išpuoselėto automobilio Audi A6 vairuotojas Mindaugas, išvažiuodamas iš šalutinės Rambino gatvės, nepraleido pagrindinę Kalnupės gatvę važiavusio automobilio Audi A3 ir mašinos susidūrė. Parvažiavo iš ten, o tas parlėtė iš tenai ir jisai grinai kirto va šitą mašiną jį. Ir jis apsisuko, o tas automatiškai čia gavos. Tai gerai, kad jie 3 ar 4 atsitikęs važiavo įsigijus, o tą išvežė su raktikoliu. Lūžusiu. Jam matos iš karto. O ten vyras, moteris tavo yra? Vyras. Vienas buvo. Ir iš kartos raktikolis iškilęs, tai žiau. Ai, šit kaip netgi. Supratau. Bet grinai kaltas gaunas, tai žmogus. Nu tai taip, šalutinis kelias yra ženklai. Pamatyti. Abu automobiliai nuvažiavo nuo kelio, vienas įstrigo prie stulpo, kitas užvažiavo ant šaligatvio, kitoje gatvės pusėje. Audi A4 ekipažas 20-metis vairuotojas Mantas ir 2 keleivės per avariją nenukentėjo. Viena mergina sakė, kad lūpa nuo sprogusios oro pagalvės buvo aptirpusi, bet nieko, praėjo. Į ligoninę buvo išvežtas avariją sukėlęs vairuotojas. Jis patyrė raktikulio traumą, jam sumušta galva. Abu vairuotojai buvo blaivūs. O avarijos vietoje susirinko negausių žiopliai, gailėjosi gražaus, įmantrė plėvelę apkliuoto automobilio Audi A6. Ši sankryža pasižymi avarijų gausa. Žmonės nekreipia dėmesio į kelio ženklus, todėl ir daužosi. Šilutės plente automobilis Opel Vectra stiprokai pylė į Toyota Avensis galą. Tai pylė, kad pranešėjams pasirodė, kad tai pavairuoti ir pilti galan gali tik girtas. Tad įvykio vietą buvo iškviesta policija, tačiau abu vairuotojai buvo blaivūs. Žmogų sustojo praleisti, aš O jūs? nespėjau sustoti. O jūs nenorėjot praleisti žmogaus? Ne, aš nusižiūrėjau. Supratau. Pūtėte jau? Pūtėte? Normaliai viskas? Blaivūs visi? Visi 3 mes blaivūs, žodžiu, supratau. O gerai jaučiatės šiaip? Gerai. Kaklas?
Truputį. O jūs? Nieko? Nes šiaip tai smūgis, ką žinau, toks retokas. Žmogus ėjęs per pavojingą perėją nuėjo. Kas jam? Jam tai nieko. Vėliau įvykio vietą buvo iškviesti ugniagesiai gelbėtojai, mat iš elektros pasileido vandenys ir tepalai. Reikia juos surinkti, neutralizuoti, sunaikinti, nes ant tų tepalų paslysti labai lengva. Tuo metu buvo gautas pranešimas, kad Taikos prospekto ir sausio 15 gatvės sankryžoje Audi Allroadas nukirto šviesoforą ir jis užgeso. Viskas buvo ne taip. Šviesoforas jau neveikė, kai susidūrė Audi Allroadas ir mažiukas Volkswagen Polo. Pamilas, ponė, policiją kvietėt? Ne. Kodėl? Nežinau, aš tai savininkas. O kas savininkas? Pildo dokumentus. Kas su kom pildo? Nu, su kitu, kur susidūrė su kuo nors. A dvi mašinos susidūrė? Taip. Tai kad čia... Šviesoforas neveikia. Tai tuo metu šviesoforas neveikė? Taip. Supratau. Neveikiant šviesoforui Audi vairuotojai matomumą užstojo džipas, tai jį ir nepamačiusi baltojo Polo. Na, šviesoforai yra skirti tam, kad veiktų ir eismą reguliuotų, nes kol mes čia trepsėjome avarijos vietoje, vos nesusikūrė dar porą prelegentų. Ir kol jie nesusikūrė, eikime mes pavakarieniauti. Pertrauka, karšta ir nenorime mes įkirėti jums su savo avarijomis. Dabar mūsų pertraukia tradicinė Baltikum televizijos reklama ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. Stabdymo kelias 56 metrai, tačiau tai neišgelbėjo nuo kraupios kaktomušos. 3-9 šeimininkas atsibudo tik ant šaligatvio, toliau pliekiamasi Liepų ir Artojų gatvės sankryžoje ir filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiek buvo reklamos ir anonsų, nuo mes tęsėme laidą. Dabar rodysime tai, ką žadėjome iki jos. Trečiadienį truputį po 8 vakaro Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Lezo teritorijoje Pramonės gatvėje įvykus avarijai yra sužeistų žmonių. Įvykio vietą išskubėjo policija ir medikai, vėliau atvažiuos ir ugniagesiai gelbėtojai. Atvykus specialiosioms tarnyboms lengvojo automobilio vairuotojas jau gulėjo ant žolės apklotas. Vilkiko vairuotojas Mažikiškis Andrius po kraupios avarijos, kai į jo vilkiką atsitrenkė automobilis Rover, iš pastarojo automobilio išlipusi ir pargriuvusi vaiką nutempė ir paguldė ant žolės. O avarija vyko, kai lengvasis automobilis Rover kaktomuša trenkėsi į stovintį vilkiką. Andriau, jūs į kairę norėjot sukti vis tiek, ne? Čia norėjau Sukti į kairę. Aš sustojau. Ai, sustojot jūs? Nu, jis sparčiau, aš pamačiau, kad pareina. Aha. Tai aš nesukau, yra liūdnai. O, jis stabdym kelias, aš matau, jis sparčiau. Taip, štai įsirėmęs. Nu ir aš įsirėmiau, ką man daryti, aš tai pasikrovęs. Supratau. O jisai lenkė tuo metu, ar ką jisai darė? Ne, jis parėjo, va, jis stabdym kelias. Aš matau stabdymo kelią, matau. A jis pasibaidė, galvoju, kad suksiu. Aš pamačiau, kad pareina, jis sustojo, štai va kaip stovi. Supratau. Būtų nėrėsi pranėrės. Na šitai. Bet jisai sustojo žmogus. Pažiūrėk, stabdė, aš tokio stabdymo kelio neatsimenu, kada tokį mačiau stabdymo kelio. Sakė, pralenkite, nei parlenkite. 22 metų automobilio Rover vairuotojas Kęstutis vilkikos vairuotojui paaiškino, kad skubėjo į darbą netolimoje tabako gamykloje, o dabar jiems skauda koją. Vėliau medikai diagnozuos atvirą girnelės lūžį, rankų ir galvos traumas. Po apžiūros ligoninėje jis bus paleistas gydytis namo. Jums nepasigirdo namo. Vilkiko vairuotojai parvažiavusi iš Vokietijos iki paskutinio kelionės taško buvo likę porą šimtų metrų. Pamatęs iš priekio parlėkiantį lengvąjį automobilį, jis užmynė ant stabdžių ir sustojo. Užmynęs ant stabdžių buvo ir Rover vairuotojas, nors pedalo dešinės kojos nenukėlė iki pat kraupios kaktomušos. Policijos pareigūnai išmatavo stabdymo kelią – 55 metrai 90 cm. Taip pat liudininkai paliudijo apie didelį Rover greitį lenkiant juos per ištisinės linijas. Ši avarija įvyko dėl jaunojo vairuotojo patirties stokos. Jeigu jis būtų stabdžio pedalą atleidęs, jam būtų likusi galimybė išvairuoti. Tarpas tarp vilkiko ir kelkraščio didžiulis. 2 mašinos tilptų. Tai ne, reikia trenktis vilkiką jo eismo pusėje. Žodžiu, mokomės vairuoti.
Minijos gatvėje išvažiuojant iš vienos teritorijos susidūrė automobilis Fiat Scudo ir dviratininkas. Fiatas prie kelio ženklo stop sustojęs buvo ir po to pajudėjo, o štai dviratininkas važiavęs šaligatviu privažiavęs kelią nuo savo aparato nenulipo ir buvo partrenktas. Be to Fiato vairuotojai matomumą užstojo krūmai žali. Prie stop ženklo buvo sustojęs. Prie ženklo. Aha. Ir šitas ir ta krūmai. Krūmai. Jisai atvažiavo. Jisai atvažiavo štai. Sustojau, pradėjau judėti, jis bum. Jisai nenulipo, nieko jisai važiavo per. Supratau. Dėl sukrūvintos nosies ir galvos į ligonę buvo išvežtas pusamžis dviratininkas Gargždų gyventojas, tą pačią dieną paleistas gydytis namo. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas, o incidento vietoje trumpam buvo sutrikęs eismas. Jeigu lengvosios mašinos dar išsitekdavo, tai vilkikus tekdavo pakeravoti. Truputį per žolynus, truputį prieš eismą, bet ką darysi, kažkaip gelbėtis, tai reikia. Vieną penktadienį apie 7 val. Vakaro Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad prie vieno prekybos centro Nidos gatvėje neblaivi moteriškė sukėlė avariją, kliudė 2 mašinas ir stulpą. Atvykę policijos pareigūnai nustatė, kad avarijos kaltininkė yra visiškai girta. Moters organizme rastos 2,51 promilės alkoholio. Vienas nukentėjusysis matė visą veiksmą nuo pradžių, kol galiausiai buvo atsimušta į jo Toyota Avensis. Jūs stovit va toje vietoje kaip stovėjęs, ar ne? Ai, va šičia, kaip šitas stovė. Bet aš laukiu, kol jinai čia trenks, paskui jinai trenks ir mane trenks. Ai, supratau. Ir ką nepapasakojau jums? Atskirėt? O, prasideda problemas. 251. Apie vaikus kitus negalvoja. Galėjo būti vaikų, dar kažko tai. Aišku, čia ne mano teisė moralizuoti, bet atsiprašau. Sunkus girtumo laipsnis. Problemos jūs išvijo į gatvę kažkokios, taip? Taigi iš stovėjimo vietos išvažiavęs automobilis Nissan kirto gatvę ir savo kairę pusę kliudė kitoje pusėje stovinčio automobilio BMW galinį bamperį. Sukėlęs vieną avariją, automobilis tęsė kelionę toliau, grįžo į savo eismo juostą, čia užvažiavo ant šaligatvio ir trenkėsi į elektros apšvietimo stulpą. Vairuotoja nesutriko dėl netikėtos kliūties atsiradusios jos kelyje. Ji įjungė atbulinį bėgį ir pavažiavusi atbula ketino perrinkti pirmą pavarą ir važiuoti toliau. Ji net nepajuto, kad važiuodama atbula atsirėmė į Toyota Avensis ir įjungusi pirmą pavarą jau ketino nuvažiuoti. Tačiau čia prišoko Toyotos vairuotojas Dovydas ir iš variklio žvedimo spydelės ištraukė raktus bei iškvietė policiją. Beje, pradėjus gilintis į avarijos aplinkybės paaiškėjo, kad avariją sukėlusi moteriškė, vidaus reikalų sistemos pensininkė, dar neseniai užėmusi labai aukštas pareigas Klaipėdos vyriausiajame policijos komisariate. Šeštadienį apie 2 val. Klaipėdoje avaringumu garsėjančia Liepojo ir Ratojų gatvių sankryžoje stipriai susidūrus 2 automobiliams sužeistas vienas žmogus. Automobilio Citroen C3 vairuotoja Gintarė savaitgalį trumpam grįžusi iš sostinės į gimtąjį miestą su drauge važiavo prie jūros pagrindinę Liepų gatvę, kai staiga į jo automobilio šoną trenkėsi nuo kalno atvažiavęs automobilis Mazda 323. Šio vairuotojas norėjo skersai kirsti Liepų gatvę, idant papildytų kuro atsargas degalinėje, esančioje kitapus gatvės. Po susidūrimo sutrikę vairuotojai apsitarė dėl eismo įvykio aplinkybių ir nutarė pildyti eismo įvykių deklaracijas. Tačiau vėliau Citroeno vairuotojai prireikė medikų. Jie atvykę Gintarę išsivežė į ligoninę. Jos prieš 3 savaitės įsigytą automobilį išvežė techninės pagalbos automobilis. Šioje sankryžoje yra įrengtas šviesoforas, tačiau šios avarijos metu jis neveikė. Anksčiau valdininkai teigė, kad jį išjungus, kol rekonstruojama netolima Joniškės gatvėje, automobilių srautas susireguliuoja pats. Avarijų buvo daug. Tada šviesoforą įjungdavo tik rytinio ar vakarinio transporto piko metu. Avarijų vis tiek buvo daug. Joniškės gatvę rekonstravo, šviesoforo neužkūrė vis tiek. Ir visi iki vieno šioje sankryžoje avarijas patyrė vairuotojai kalba apie vieną. Jeigu šviesoforas čia veiktų, avarijų būtų buvę mažiau. Tylų ir gražų sekmadienio rytą Klaipėdoje, Smiltelės, Laukininkų ir Simonaitytės gatvių sankryžoje susidūrė 2 automobiliai. Tose gatvėse tuo metu tai buvo apskritai tik 2 važiuojančios mašinos. Avarija vyko likus kelioms akimirkoms iki 6 val. Ryto. Šviesoforas įjungtas dar nebuvo. Jis pradės mirksėti tik tada, kai jau iš sudužusių mašinų išlipo vairuotojai. Gyvas, sveikas esat? Normaliai. O kaip viskas buvo? Sankryžoje susidūrimus. Aha, o iš kur važiavot? Į Smiltelės gatvę. Pagrindinių kelių žodžių važiavot. Aha. Šviesoforas neveikia tuo metu. Ir ta Audi iš kur išlindo? Audi iš Laukininkų. Supratau. O šviesoforo staigiai pradėjo veikti, ar ne? O kaip po susidūrimo kelias minutės ir pradėjo. A, iš karto, tai prieš 6 viskas buvo. Jo. Aš be 15-6 važiavau. Supratau. Labas rytas. Tai pabudote turbūt, ne? Ja, supratau. Dažnai važiuojate čia? Savaitę vieną kartą. Ai, supratau.
Kažkaip galvoju, kad pagrindiniu keliu važiavo, ar ne? Ne pagrindinių šalutinių, nedegė šviesoforas, nemačiau, pilka mašina ir viskas. Pilka mašina, supratau. Na dabar pabudom visi, ne? Ja, viskas. Supratau. Svarbu, gyvi sveiki esame. Atvykę policijos patruliai nustatė, kad abu vairuotojai blaivus, abu vyrai važiavo į darbą. Arūnas turguje prekiavo mėsa, o Jonas dirbo vienoje jūrinėje kompanijoje. Važiavo iš namų pasimti kolegos. Policijos patruliai padėjo užpildyti eismo įvykių deklaracijas. Sudaužytus automobilius išvežė techninės pagalbos evakuatoriai, o įvykių vietą sutvarkė ugniagesiai gelbėtojai. Filmuoja reido reporteriai. Į rubriką pradėsime nuo šlykščiausių dalykų ir teiginių, kad nieko nėra šlykščiau, kaip automobilių susidūrimas kaktomuša. Šį kartą kažko kraupaus nepamatysite, tik tai dar vienas pavyzdys, kad kai kurie taip lenkia, tai galvoja tik apie save ir galvoja, kad kitas pasitrauks į kraštą. Šį kartą pasitraukė. Kitą kartą gali to ir nebūti. Tas kitas gali ir nesureaguoti arba užsispirti ir niekur nesitraukti. Kelias Dreverna Priekulė. Kas važiavo, tas žino, kad yra toks tiltas per Vilhelmo kanalą ar šiaip per kažkokį griovį, už kurio nesimato, kas darosi. Tai aną dieną nufilmuotas štai toks incidentas. Važiuoja mašinos link Priekulės, o už tilto vestuvininkai chaosą be kelią. Klausykit, jeigu norit merginas nešioti per tiltus, tai mašinas pasilikite tolėliau gerai, kad Passatas negreitai važiavo labai gerai. O jeigu būtų greitai važiavęs, ką? Lietus ir beatodariškas pavairavimas sukant iš Taikos prospekto į Smiltelės gatvę kairėn. Vos išsilygino pilietis, o juk to neturėtų būti. Štai kaip atrodo chuliganiškas vairavimas. Tai posūkių nerodymas, staigus važiavimo krypties keitimas, staigus stabdymas, kaišėjimas savo užpakalio kitiems prieš nosį. Kažkas čia yra įvykę tarp filmuotojo ir filmuojančiojo, bet to neturėtų būti. Dabar keli dviratininko pojūčiai vairuojant didžiausiame Lietuvos mieste Vilniuje, Ozo kalnas. Ir padėkokime šventam Jobui, kad dviratininkas nebuvo suspaustas tarp chuligano iš dešinės ir keleivinio autobuso iš kairės. O čia vėl Vilnius, didžiausias šalies miestas, Lukšo gatvė. Ir ką? Klausykite, automobilistai. Dviratininkas toks pat eismo dalyvis, kaip ir visi kiti. Sukant į kairę reikia praleisti tiesiai važiuojantį ir be kalbų. Gerai, kad išvairavo. O jeigu ne, ką? Vilnius didžiausias Lietuvos miestas, ateities gatvė ir vėl dviračio ir automobilio konfliktas. Sakytume, amžinas konfliktas. Dar vaizdai iš Vilnius. Ir dar kartą apie tai, kad sukant į kairę reikia praleisti tiesiai važiuojančius, o čia dar ir per raudoną blondinę pavarys. Jeigu nepažinot, tai čia buvo Žemaitis ir Savanorių sankryža. Šilutės kelias. Ir BMW nebūtų BMW, jeigu nevarytų taip, nuo ko legendos negeros sklando apie šį neblogą prekinį ženklą. Per ištisinę liniją, lenkiant automobilių koloną. Negana to, jie dar po vieną nevaikšto, jie vaikšto po du. O čia dar vienas tipažas automobilio Škoda Superb vairuotojas. Savo manevrus jis pradėjo kirtęs ištisinę liniją ir toliau varė keliu link Niekų žiedo vidurių, nemanydamas trauktis į dešinę pusę, kuria vyksta eismas Lietuvoje. Komisaras laukia jūsų antrame aukšte, Šerimukšnių 10 Klaipėda. Šiandien viskas. Pasimatome kitą antradienį 20 minučių po 8 valandos vakaro. Kodėl vėluosime 5 minutėmis? Todėl, kad taip reikia. Būkite aplankyti. Sudie.